tos informacijos. Gerai, mes šiandien įvardinom kaip vieną didžiausių Lietuvos blogybių, be jokios abejonės, yra emigracija. Ir tiesą sakant, galima pažiūrėti genezę, kaip tai vyko. Dar kažkada, atsimenu, klausydamas politinės laidas, tu girdėdavai klausimą, kodėl jūs išvažiuojate iš Lietuvos. Dabar tenka išgirsti klausimą, kodėl jūs neišvažiuojate iš Lietuvos. Ir tai, ko gero, labai nesveikintina tendencija. Ir mes dabar Skype'u esame susisiekę su viena moterimi, tai yra Zita Čepaitė, ir jinai nori su mumis kalbėti apie savo istoriją. Ar mes turime Zitą? Labadienas. Labas. Labas, Zita, kaip jums ten sekasi? Gerai, va sėdžiu dabar prie Skype'o ir klausausi, ką jūs pasakysit. Ar jūs esat Anglijoje? Taip, Anglijoje, Londone. Kur esat? Londone. Kada, Zita, jūs išvažiavote iš Lietuvos? Prieš 5 metus. Kodėl? Labai daug, kelios priežastys iš tikrųjų. Viena iš jų buvo, kad aš pabandžiau padalyvauti politikoje, kaip sakyti, įmerkiau, įkišau rankas į partijos veiklą ir iš tikrųjų, kaip sakyti, pamačiau, kad dalykai lengvai ir vienu ypu nesitaiso. Tai aš pagalvojau tada, reikia man važiuoti iš Lietuvos ir pabandyti tiesiog gyventi gyvenimą, o ne kažkaip tai bandyti. Nežinau. Gerai, Zita. Sunku pasakyti vienu atsakymu, kodėl išvažiavau. Tikrai kelios priežastys ir iš tikrųjų viena iš jų buvo tiesiog nusivylimas tokia partinė ir politinė struktūra, kokia Lietuvoje buvo tada, ir jinai nedaug pasikeitė ir dabar. Zita, bet gal jūs tiesiog nepavykote kaip politikė ir problema yra jūsyse? Aha. Ar nėra? Visi man taip sako, bet aš to netikiu. Jūs manot, kad kiti kalti, kad kažkas nepavyko? Aš nemanau, kad kiti kalti iš tikrųjų. Aš manau, kad yra sistema sukurta, politinė, partinė sistema yra sukurta tokia uždara, kaip ir pakankamai daug kitų sistemų. Teismų sistema, nežinau, akademinė sistema. Susikūrusios yra uždaros sistemos, kurios nenori savo paleisti iš nagų tai, ką jos turi pačiupusios, ką jos turi nubrėbusios, tam tikras pozicijas, tam tikras galimybės kažkur tai spręsti, ar ten dalinti pinigus, ar dalinti autoritetus, ar dalinti nuomonės apie tai, kas gerai ar kas blogai ir panašiai ir panašiai. Ir šitos uždaros sistemos, jos yra tikrai taip susisluoksniavusios ir kietai suvirusios, kad ką nors ten pakeisti, nežinau, kiek tas truks, aišku, jeigu tą norės keisti patys žmonės, kurie yra tose sistemose. Iš šono ten jau įeiti nebeįmanoma. Net partinės sistemos yra uždaros absoliučiai. Įsileidžia žmonės tik tai panešioti popieriukus. Suprantu, bet ten vyksta sprendimai. Zita, palaukit. Žmonių reikalas. Aš suprantu, kad jūs turite daug jausmų, bet tada mano klausimas natūralus. Jeigu jums nepavyko įsibrauti į tas sistemas Lietuvoje, ar manote, kad tai lengviau padaryti Anglijoje? Ne, aš Anglijoje nesibraunu iš tikrųjų. Anglija yra mano tiesiog ta šalis, kurioje galima atsikvėpti nuo įtampos, kokia sukyla būnant Lietuvoje, net ir dabar grįžtant. Už tai, kad grįžti į lauką, kuriame daugybė žmonių yra nepatenkintų. Ir kai matai žmonės nepatenkintus aplinkui, neišvengiamai kyla bent jau man noras kažką keisti, kažką daryti, kad šito nepasitenkinimo būtų mažiau. Gerai, o jūs Anglijoje ką veikite? Kaip būnu Lietuvoje, aš esu būtent taip nusiteikusi, o pakeisti nieko neįmanoma. Tai kas tada belieka? Sakyti, oi, aš kaltas, ir kiti sakys, tu irgi kalta, tu irgi kalta. Ne, tai ne laukas, kuriame aš norėčiau gyventi. Gerai, Zita, ką jūs gavote Anglijoje? Kur ten gerumas? Kur ten tamanų košė? Įdomią patirtį. Platesnį bendravimą. Aš iš tikrųjų pamačiau ir dalykus, kurie, sakysim, kurie galėtų būti pritaikomi Lietuvai, jeigu Lietuvai kas nors tokios patirties norėtų. Kol kas nelabai atrodo, kad norėtų, kol kas nori tik tai, kad atneštų ryšius kas nors ir tie ryšiai būtų susiję su pinigais arba vėlgi su kažkokiamis kompanijomis ar dar ką nors. O ta patirtis, kuri gali keisti po truputėlį žmonių gyvenimus, jinai Lietuvoje dar nepasigendama, dar tos patirties nepasigendama. Gerai, Zitas. Bet šita patirtis kaupėsi, man tiesiog kaip mėgstančiam žmogui įdomų ir įvairų gyvenimą, tiesiog čia to yra daugiau. Čia to yra daugiau. Pinigai uždirbami sunkiai, kaip ir Lietuvoje, bet kaip pasakyti, ar vargti Lietuvoje ir nebūti,
nesijausti įdomiai gyvenančiam, ar verti čia ir dar turėti kažką įdomaus pamatyti ir pažinti. Tai Zita, gerai, aš supratau, kad jūs turite tiek pritvinkusi visko ir tiek jausmų, ir tiek klausimų. Gerai, šalia mūsų studijoje stovi vieni ryškiausių politinių figūrų Lietuvos politinėme gyvenime. Jūs galite jiems dabar drąsiai jų ko nors paklausti, teikti ką nors ar pareikalauti. Ar jūs turite pasiruošęs? Aš manau, jau girdėjau mano komentarą apie iš tikrųjų politinį gyvenimą ir partinį gyvenimą, kuris, man atrodo, labai uždaras. Labai uždaras. Visą laiką yra padediguojama, kad nauji žmonės neteina. Kokios yra sudarytos ir sakoma, oi, ateikit nauji žmonės. Nauji žmonės, jauni žmonės neteis popieriukų nešioti. Jie ateina, jeigu jie mato perspektyvą. Kaip jūs darot ir sudarot galimybės tiesiog demokratiškų būdų daryti karjerą partijoje ir politikoje. Tiesiog pasiremiant savo sugebėjimais, o ne kažkieno užnugarių, kažkokiais pinigais, kurie gali paremti ir panašiai. Ar yra kažkokia sistema, ar turi savo partijų ar politinių kažkokių struktūrų viduje tas pakopas, tas sistemas, kaip tai yra pasiekti. Gerai, ačiū Zita. Labai ačiū. Štai. Jurgi, jūs galite atsakyti, kad tik partijos iš esmės buvo apibūdintos kaip kažkokios uždari klanai, į kurios patekti labai sudėtingo. Netekus sugebėjimų partijoje mes iš esmės negalime keisti mūsų valstybinio gyvenimo. Ar Zita teisi tame? Na, atrodo, Zita nebuvo mūsų partijoje, tai neprisimenu, kurioje partijoje galėjo tokius blogus įspūdžius susidaryti. Bet